2020 metų Q5 Quattro, mėlyna tokia spalvikė, vasario 5 aukcionas, parsiduoda draudimo kompanijos, 38 beveik 1000 mylių nuvažiavus. Ją galima nupirkti buy now funkciją, pirkti dabar, o jos pažeidimai atrodo tokie. Kapotas keitimui, kaip matot, lempų nėra, bet lempas gali būti, žinokit, sudėtos, išdefektavę mašiną ir sudėjo į galą. Tai kaip matot, radiatoriai viskas yra sveika. Kapotas yra pririštas, negaliu pakelti, parodyti. Apeikim pirmą aplinkui, vienrodėlio trūksta, rankinėlių plasmasių trūksta, čia yra pabraižyta keliuose vietose. Panorama nesudaužyta, yra stogo storage'us vadinamas, juodas saloniukas, pridėta detalių. Čia irgi trūksta rankinėlių, bet irgi galvoju, gal bus viskas nuimta, padėta ten, sukišta į bagažinę. Mašina kuris ir važiuoja, kaip matot, viskas veikia, pabandysim vėliau užvesti. Šitoj pusėje vienrodėlio taip pat trūksta. Na, kaip matot, radiatoriai yra sveiki, jie nepažeisti, tik aišku, čia viskas prikabinta yra. Čia irgi nesimato, kad būtų kažkoks tai pažeidimas. Pabandom nueiti į vidų. Čia praardyta irgi šiek tiek. Sėdynės būklė, matot, yra jau tokia pasidėvėjusi, matosi. Iš tikrųjų nėra daug mylių, tai reikėtų pasižiūrėti, ar tikros mylios. Mašina užsiveda, varikliukas dirba, šildomos sėdynės. Čia viskas atrodo tvarkingai. Čia sėdynė biškiai apsitrynus taip pat. Čia enginas dega, bet nelaikykim ilgai. Kaip matot, variklis dirba gražiai, jokių pašalinių garsų neturi.